gražus kibimas. Ir man atrodo yra. Sveiki visi, žiūrintis, mano sekėjai. Taigi vėl susitinkam prie ežerėlio. Šį kartą jau ilgai laukta karpių žvejyba. Skudučio ežere, 4 sektoriuje. Ir pabandysim gaudyti karpius. Daiktų šiek tiek apsimėčiau jau. Taip, bent jau iš mašinos išsitraukiau. Tai šiokia tokia naujiena iš 4 sektoriaus Skudučio ežero. Tai kaip matot, už mano nugaros stovi pastatytas namukas ir jau jį galima rezervuoti. Kaip tik bešnekant ežere matau rausimą, tai yra geras ženklas. Bet iš principo manau, kad bus ganėtinai sunki žvejyba dėl to, kad naktį praneša šaltį iki -4 ir šiandien ryte ganėtinai buvo šalta apie 2-3 šilumos. Nežinau tiksliai kaip Ignalinoje, bet manau, kad bus panašiai arba daugiau. Tai trumpai prabėgam ir pažiūrim, kaip atrodo namelis. Jisai dar iki galo nepabaigtas. Kaip suprantu, bus turėklai, stalas viduje. Aišku, gultus reikia patiem atsivežti ir užeinam. Šiaip namukas tikrai yra nemažas. Faktas yra elektra, rozetės. Čia jau pasistačiau spintutę, gultą. Turim didelį langą į ežerą. Tai manau, kol orai dar ganėtinai šalti, tai čia yra superinis daiktas, yra šildytuvas. Ir ką, po to viskas filmuko eigoje. Po biškį pradedu ruoštis. Pirmas dalykas, uždėsiu virt kanapės, o toliau viską jums parodysiu. Tai va, susiradau šiokią tokią užuovėją ir kanapės. Pirmas dalykas atvažiavus kanapės. Kanapės naudoju Fish Foodo firmos, tai kadangi dabar yra ankstyvas pavasaris, tai darau pirmą virimą ir prasivirsiu maždaug pilną pusę. Tai yra pakuotės. Čia bus apie kilogramą. Bandysiu daryti pašėrimą. Jeigu matysiu, kad aktyvumas yra, tada virsiu daugiau. Šiek tiek gal kanapės pabandysiu pramalti su mėsmalė, kad pasidarytų toks baltas pienas. Ne pienas, kaip čia net nežinau kaip pavadinti, jisai duoda tokį gerą debesį įmetus ir manau, kad tai gerai vilioja žuvį. Taigi susirandam tręšimo vietą. Jos yra vakuumuotos. Štai taip išsipūkia iš karto. Tai kaip ir minėjau, pusę koko. Nors perdaryti. Jos neturėtų man sugesti, nes lauko temperatūra yra žema, tai supyliau visus 2 kilogramus. Užpilu gausiai vandens, kiek leidžia pats greitpuodis. Ir ant mažos ugnies dėsiu virt. Biškį pramaišom, kad jos visos plaukia iš pradžių. Čia rodau tiem, kas mažiau tai žino, yra tikrai dauguma karpininkų tai padaro ir viską jie puikiai žino. Taigi uždarom dangtį, verdam gerą valandą ir po to duosim atvėsti. Tai va labai svarbus dalykas. Karpių žūklei nebūtina turėti tų daiktų kalno. Yra pagrindiniai dalykai graibštas, tinkamas karpių žūklei, tai didelis švelnios medžiagos. Aišku, nebūtina, bet aš juos naudoju 2. Vieną pasistatau iš vienos pusės stovo, priklauso kaip užkimba karpis, į kurią pusę jisai plaukia. Ir labai dažnu atveju būna dupletas. Tik tai vieną karpį ištraukus, imi kitą meškerę ir pradedi traukti kitą meškerę. Tai į
vieną graibštą nerekomenduojama įleisti 2 karpių ir šiaip būtų sudėtinga susigaudyti. Tai visą laiką vieną turiu pigų kaip pakaitinį variantą, o kitas yra pagrindinis, tai būtų prabangesnis. Šiuo atveju būtent Orange firmos su uždėjau plūdę, kad neskęstų ir karboninė rankena. Tai pasiguldau antrą iš kitos pusės. Stovą, kaip matėt, jau pasistačiau. Liko užsidėti signalizatorius, taip pabiški, kadangi pašarai gaminasi. Tai vat apie ką ir šneku, tai yra pagrindinis dalykas graibštas, matas. Pas mane jisai yra didelis, Nash firmos. Užima vietos vos ne tiek, kiek palapinė. Ir tai viskas yra dėl karpio saugumo. O visa prabanga, ten stovai kažkokie, tai nelabai svarbu, gali būti tiesiog kuoliukai ir tiek. Tai čia jau po to, kas jums patogiau ir kiek jūs turit finansų. Tai dabar susirinkam matą. Kaip ir sakiau, dar vienas svarbus dalykas, tai būtų matas. Jisai pas mane yra ganėtinai didelis, kokių 1,20 m, 1,30 m pločio, tai tikrai nemažas lovys. Jeigu karpis neramus, galima jį uždengti, biškį palaikyti minutėlę kokią, kad pasidaryti nuotrauką ir paleisti. Tada yra dar vienas svarbus dalykas, tai paleidimo svėrimo krepšys. Jūs guldot žuvį čionai, būtinai, jau matot, yra paruoštas vanduo, tai prieš dedant žuvį sudrėkinat, paguldot žuvį ir pastoviai padrėkinat. Nes jinai ant savo odos turi šiokią tokią apsaugą, kad jinai neišdžiūtų, būtinai reikia drėkinti. Tai va su šituo esmė, kad galit paleidinėti žuvį, svert žuvį ir netgi turi tokią funkciją, kad išsiskleidžia tokie šonai ir per naktį galit šitame daikte laikyti žuvį iki ryto, jeigu leidžia ežero savininkai, ir ryte išaušus pasidaryti gražią nuotrauką. Ir dar vienas dalykas, ko dar neišsitraukiau, tai yra būtinai antiseptikas. Antiseptikas reikalingas papurkšti ant žaizdų, ten, kur įsikabino kablys, kad neužsikrėstų ir nenumirtų žuvis. Tai apie saugumo priemonės kol kas tiek. Ir einam toliau prie pasiruošiamųjų darbų. Tai ką, einam turbūt prie įdomiausios dalies karpių žvejybai, nes kyla daugiausiai tame klausimų, ką naudosiu pašarą. Tai tiesiog pašarą susimaišysiu atskirai, bet principą aš jums papasakosiu. Tai pagrindinis dalykas yra boiliai. Boilius naudosiu 20 mm, aišku, nesvarbu koks dydis, bet Glory Fisher. Ir naudosiu Fish and Pineapple boiliukus 18 mm. Faktas, kad boilius šiek tiek prakrūšinsiu, bet kuriuo atveju, su korda kruša. Tada, kas susijęs su grūdinė kultūra, tai būtų skaldyti tigriniai riešutai. Faktas, kukurūzai ir jau žinote, kad verdu kanapę. Tai kanapės, tigriniai riešutai, kukurūzai. Principas iš grūdinės kultūros būtų toks. Turiu dar pasiruošęs namie pilnų tigrinių riešutų, kuriuos pramalsiu su mėsmalė į visišką košę, kad paskleistų debesį. Taip pat šiek tiek pramalsiu kanapę ir šiek tiek pramalsiu kukurūzą. Tai tokį miksiuką naudosiu, o dėl granulių, tai granuliuoto jauko, tai būtų Fish Foodo, galite naudoti All Season pellet mixą. Aš jį turiu pasidaręs atskirai, susikomponavęs iš Fish Foodo granulių. Tai būtų toksai miksas įvairių granulių. Tai būtų žuvinio skonio. Halibutas, fišmilas, krylis, GLM, low oil paletės. Visas šitas
paletės ir boilius galite nusipirkti Fishfood LT. Tai čia toks trumpas papasakojimas, kas bus naudojama, o kai pasidarysiu pašarą, parodysiu, kaip jis atrodys jau paruoštas. Tai tikrai nerodysiu, kaip malu, ir juos maišau čia kiekvienam pagal skonį ir kiekvienam pagal poreikius. Širminę bazę pasidariau, taigi visgi nusprendžiau, kad viską maišysiu į vieną. Tai pati širminė bazė atrodo štai taip. Daug maltų detalių. Kukurūzus visgi nusprendžiau, kad dėsiu pilnus dėl kažkokios spalvos ant dugno, ir visą šitą masę šiek tiek pagardinu CSL. Pilam CSL, nedaug, dėl kvapo, ir liks dadėti tik taip pjaustytų boilių. Kvapas tai pasaka. Ką, paliekam biškį pastovėt, CSL-as įsigers į granulės ir visą maltą masę, o dabar einam markiruoti tašką ir ieškot gaudiminių vietų. Tai va, maždaug susiradau taškus, tai kaip markiravausi nerodžiau, kada nors padarysiu filmuką, kaip tiksliau markiruotis, nes čia netoli gaudyti reikia, tai ten biškį žaidimas. Tai principė tiesiai gaudysiu 20 metrų, už 20 metrų atstumo, tai kaip tik gaunasi, eina, nėra gylio brofkė, ir iškart už brofkės guldysiu masalą. Tai būtų apie 1,5 metro gylis, ir tenai anoj pusėj, maždaug biškį kairiau nuo liepto, 40 metrų atstumu, irgi gaunasi apie 2 metrai gilis, ir atrodo, kad radau biškį kietesnį dugną. Tai labai taip bus paprasta skaičiuoti, tai čia bus 20, ten 40 metrų, 2 taškai, su 2 meškerėm mesiu į 20 metrų, ir kol kas vieną meškerę mesiu į 40 metrų. O po to žiūrėsiu, gali būti, kad nuimsiu kurias nors, gal visas sumesiu maždaug į vieną tašką, žiūrėsiu, kuriam taške atsiliep žuvis. Tai principė taip, pašaras lyg ir pramirko, tai po biškį galima eiti ruoštis sistemėlės ir bandyti užmestinėti meškerės. Nu ir faktas eiti pasišert.
Nu va, dabar persimatuosiu ant artimesnio taško ir lygiai tą patį padarysiu su artimuoju tašku. Kažkas yra, bet kažkas labai nedidelio. Duoda. Stipriai duoda. Toks, atitrūko. Eik tu savo. Pirmas žuvis ir atitrūko. Tai va trumpai apie sistemą, kurią naudoju. Tai būtų running rigas. Tai tiesiog švinukas laisvai slankėja ant valo ir kokių 25 cm ilgio pavadėlis, kadangi yra dumblo. Kabliukas tai būtų paprasta plauko sistema ir biški su termokembriku užžečiu galą, kad geriau kibtų. Dedam PVA koinytę, veriam biški per šoną, prilenkiam, padarom tokią kilputę ir užtraukiam. Darom metimą. Buvo kibimas iš tolimesnio taško. Ką, persimatuota, permesta, laukiam toliau. Tai va trumpai apie PVA koinytes ir ką dėsiu į jas. Tai vienu žodžiu būtų Gloryfish boiliukai. Tada, kur čia padėjau? Tada Fish and Pineapple boiliai. Ir All Season Method Feeder Pellets 2 mm. Tai čia būtų įvairių palečių miksas. Tai ką aš dabar darysiu, tai įsipilu tų pelečių. Vis turiu sudupsėjimą kažkokį tai. Įsipyliau pelečių ir jau prisibėriau boilių. Tai dabar smulkiai ganėtinai sumalu ir taip visus boiliukus. O visą šitą gėrį po to pagardinsiu dar papildomai kokiu nors dipu, kuris yra draugiškas PVA koinai. Tai va, kas nežino, kaip daryšasi PVA koinė, tai aš naudoju, tai parodysiu, yra būtent Guru firmos 25 mm storio koinės rišimo aparatas. Galim pavadinti taip. Tai tiesiog užsimaunu koinę. Čia yra grūstuvas.
Tai tiesiog pasisemiu PVA mikso, tą, kurį pasidariau. Tada atremiu delną apačioj ir biškį paspaučiu. Tada jį išstumu. Gaunasi toks saldainis. Ką darau toliau? Čia šiek tiek persuku. Darau mazgą. Ir užtraukiu. Mazgelį prie pat galo. Ir iš karto antrą mazgelį pasidarau. Per keletą milimetrų, pusę centimetro. Ir nupjaunu. Štai tokios PVA kojinytės gaunasi. Dabar vėl užsimaunu ir darau lygiai tą patį, tik sekančią. Einasi labai greitai, aišku, šiek tiek praktikos gal reikėtų, o po to praktiškai net nežiūrint galima rištas kojines. Aš susirišau gal kokias geras 10 kojinių. Šiek tiek turėjau iš anksčiau pasidaręs pernykščių, bet aš jas sunaudosiu. Jos buvo be likvidų, tai principė granulės. Gražus kibimas. Ir man atrodo yra. Nedidelis, bet sportininkas. Nenoriu labai forsuot. Jėgos turi. Rodo, vanduo šaltas, bet nepasiduoda. Nu, tai gražuolė. Ateik, mažas. Mažas, bet piktas. Naujokas matosi. Ateik, viso, turim. Turim grožių. Gerai, susitiksim iš kitos kameros. Karpių sezonas atidarytas ir pavyko pagauti greičiausiai šių metų leistą karpiuką. Nedidelis, bet
emocijos geros. Tikrai piktas. Kitą kartą 5-7 kg mažiau priešinasi negu toks grožis. Tai dabar ką darom? Tai kaip ir minėjau, tie, kas pradeda karpiauti ar nori to užsiimti, būtinas dalykas antiseptikas. Tai tą sužalotą vietą papurškiam, pažiūrim, ar daugiau žaizdų nėra. Pagydom ir leidžiam. Dar kartą jas ir darom pagrindimą. Nepavargęs, jau nori plaukt. Plauk. Okay. Dar viena netikėta žuvis. Gal nedidelė, bet nieko. To žuvis užaugs kažkada. Gaila, kad tokios. Biškį duodam vaisto. Ir pasižiūrim, ką čia pagavau. Nedidelis amūriukas. Nu, bet svarbu judesys yra. Tai tikiuosi jis nepasibaigs. Aš jį paleidinėju, o jūs žiūri toliau. Dar vienas kibimas. Oho, kad duoda vaizdų. Šiuo metu kas?
O gal ir šiuo metukas. Jas, dar vienas. Dar vienas žvynis. Šitas gal šiek tiek didesnis. Nu, bus apie 3 kilogramus. Biškį davėm vaistuko. Geros emocijos. Leidžiam namo. Nu, po biškį juda. Tikiuosi sulauksim didesnių. Kibimas.
turim rytinį karpiuką beveik 9 valandas. Taigi labas rytas visiems. Man praėjo naktis. Sakyčiau, ganėtinai nebloga kaip tokiu oru, tai pagavau 2 karpius. Aišku, aš jų nefilmavau, nefotkinau, nes naktį dydis panašus. O dabar atsikėlęs ryte padariau rytinį pašėrimą. Tokį ganėtinai vėlyvą apie 8 valandą. Tada persimečiau meškerės ir praėjus nepilnom 20 minučių turėjau važiavimą. Taigi pažiūrim, ką pavyko ištraukti. Vėl eilinis nedidukas. Pažiūrim. Štai tokį karpiuką. Tai aš jį iškart pagydau ir darysiu palydimą. Lauk. Nu, vargšas, kur tu lendi? Išplaukė. Tai va, ko nepaminėjau vakar, tai padariau šiek tiek korekcijas, bent jau su vienom meškerėm. Tai kadangi pamačiau šiek tiek, kad smenga švinelis į dugną, nors pavadėlius naudoju ganėtinai ilgus, 25 cm arba netgi 30 cm ilgio, tai pamačiau, kad šiek tiek sėda į dumblą. Tai šitas kairės 2 meškerės pasiartinau ant 8 metrų, strižai 14 sektorių. Tai gaudau ant 32 metrų, o su dešinė likau tam pačiam taške ties 20 metrų. Tai abiejose taškuose kimba, viskas gerai. Reguliariai, taip, po vieną žuvį kas valandą ar kelias valandas. Pažiūrėsim, kaip šiandien bus. Nepagailėjau pašaro, tikrai daviau apie po gerų 10 pombų į tašką. Tai pašaras tikrai smulkios frakcijos yra, daug kanapės, daug maltų dalykų ir, aišku, pjaustyti boiliai, tada trupintas tigrinis riešutas, aišku, tigrinio riešuto ir pramaliau su mėsmale, kad daugiau kvapo būtų. Tai labai, sakau, stambiai tikrai neduodu, duodu geriau tokio smulkaus ir daugiau, be gailesčio. Ne kaip vasarą, aišku, bet duodu nemažai. Dar truputį turiu tokių įtarimų, kad reikėtų galbūt pakeisti sistemėlės. Palikti pavadėlių ilgių tą patį, tik tai šiek tiek fiksuoti sistemą. Nes turiu tokių, manau, kad prisilietimų, pakelia ir indikatorius svingas nukrenta. Tai toks jausmas, kad įsiurbia,
bet kadangi laisva sistema negauna smūgio pakankamai lūpą ir nepasikerta žuvis. Tai nežinau, dienos eigoje gal pabandysiu pasikeisti į klasikinę, gal fiksuotą. Jos pačios nefiksuosiu, bet su kembriku fiksavimui, bet bent jau tas suktukas su greita jungtim įlys ir biškį tokį turės didesnį smūgį žuvis į lūpą. Tai va antros paros vakaras. Dar būsiu per naktį, dabar yra 7 valandos. Tai ką galiu pasakyti apie dieną, tai ganėtinai sunki diena. Bandžiau daryti viską, iš jo pagauti tik vieną karpiuką, nedidelį. Šiaip tai ir vėjas pasikeitė, vėjo kryptis pasikeitė ir lietaus buvo, kažkaip tai aktyvumas baisiai sumažėjo. Tai vakar tokia smagesnė dienelė bus, įdomu kaip vakaras. Pamatysim kaip vakare, aišku dabar padariau ką tik pašėrimą, persimečiau meškerės ir lauksim toliau kibimo, o kaip bus tai bus. Kaip matėt, pašarai Fishfood firmos, jei kam domina, tai užsukit į fishfood.lt. Pasižiūrinėkit, gal kažkas jums tiks. Šiaip tikrai produkcija, mano manimu, labai gera. Ne veltui su jais ir gaudau. Šiaip praktiškai, man atrodo, jeigu taip skaičiuojant procentaliai, tai man atrodo nebuvo nei vienos žuklės, kad nepagaučiau su jų produktu. Lietuvių gamintojas. O kol kas laukiam kibimo. Dar viena žuvis iškibo iš ryto švintant. Biškį pailsės jisai, graibštė ir padarysim fotosesiją. Paskutinės paros rytas ir dar pagaudysiu kokias 2-3 valandas ir pradėsiu pakuotis. Naktį baisiai atšalo vėl eilinį kartą, o ryte pagavau 2 karpius. Vieną šiek tiek pafilmavau. Tai ką galiu pasakyti apie pačią žvejybą, kad žuvis kimba, aišku, galėtų biškį didesnė kibt. Nu bet nieko, svarbiausia yra kaip yra, sezonas atidarytas. Pagavau 9 karpius iš viso. Tai visai neblogai, manyčiau. Tada dar šiandien vienas atitrūko ir atlenkė kablį. Namelį nesušalau, buvo šilta, gera. Tik
tikrai šiaip namelis pastatytas gerai. O dabar laukiu kibimo ir dabaiginėjau valgyt sriubą. Tikiuosi dar kažką iškrapštysiu. Taigi baigėsi mano 2 parų žuklės sesija Skudučio ežere 4 sektoriuje. Pavyko pagauti 11 žuvų ir jeigu neklystu, berods tarp jų buvo 3 amūrai, o kiti karpiai. Aišku, svoris galėjo būti šiek tiek didesnis, bet ko norėt pavasarį. Tokį sunkų pavasarį, kai tikrai naktį ganėtinai šalta, šalnos ir panašiai. Tai rezumė toks, kad šėriau fish food jaukais, gan smulkia frakcija, daviau nemažai, nebijojau šert ir, kaip matau, šėrimas davė naudos. Ką daugiau, 4 sektorius, namelį galit rezervuotis jau ir važiuot pabandyt. Su namuku nebus problemų, kad sušaltumėt, tikrai nesušalsit. Yra šildytuvas. Aišku, to šildytuvo jau greitai nebereiks, tikėkime ateis normalus pavasaris ir sušils biški naktis, nes šiaip sakau, naktim tikrai šalta. Tai ką, aš jau daiktus susirinkęs, jūs, jeigu patiko, paspauskite laiką, pasubscribinkit kanalą ir susitiksim kitose video. Iki.